2015-aisiais Barcelona buvo neįveikiama. Mesis, Suarez, Neymar. Magiškas trejetas, laimėjo viską, kas įmanoma. Čempionų lyga, La Liga, Copa del Rey. Tai yra trebla per 1 metus. Bet praėjo jau 10 metų. Kur dabar yra tie žaidėjai, kurie tada valdė Europą? Kas baigė karjerą, kas dar žaidžia, o kas gal net vėl kartu. Šiandien pažiūrėkime, kas nutiko legendiniai Barcelonai 2015 komandai. Pirma, pradedam nuo vartininkų. Marc-André ter Stegen. Vokietis atvykęs į Barceloną 2014 metais iš Borusijos Mönchengladbach už 12 milijonų eurų. 2015-aisiais dar dalijosi minutėmis su Bravo, bet jau tada gynė vartus Čempionų lygoje. Laimėjo treblą, būdamas atsarginiu vartininku. Po 2016 Bravo išvykimo tapo pagrindiniu ir niekam neužleido vietos. 2025-aisiais vis dar Barcelonoje, klubo kapitonas. Jo vertė tuo metu jau buvo apie 50 milijonų eurų, bet jis nepaliko savo klubo. Claudio Bravo, pagrindinis La Lygos vartininkas. Labai stabilus, patyręs. O 2014-aisiais atvyko iš Real Sociedad už 12 milijonų eurų. 2016 išvyko į Manchester City. Perėjimo suma buvo apie 18 milijonų eurų. Ten nesužibėjo. Po 2 metų persikėlė į Real Betis, o nuo 2023 žaidžia Čilėje. Colo-Colo. Dabar jam 41. Jordi Masip, trečiasis vartininkas. La Masia auklėtinis. Nuo vaikystės Barcelonoje. 2015-aisiais beveik nežaidė, bet visada buvo šalia komandos. 2017-aisiais pasirašė laisvą agento sutartį su Real Valladolid. Ten tapo pagrindiniu, sužaidė virš 150 rungtynių. Perinam prie gynėjų. Pirma, pakalbėsim apie Dani Alves. Vienas geriausių dešiniųjų krašto gynėjų pasaulyje. Atvykęs į Barceloną 2008 metais už 32 milijonus eurų iš Sevilijos. 2015-aisiais jis buvo ne tik gynėjas, bet ir gyvybiškai svarbi komandos dalis puolime. 2016-aisiais, po 8 metų, su Barça marškinėliais, Alvesas nusprendė išeiti. Perėjo į Juventus klubą už 0 eurų, pasibaigus kontraktui. Po 2 metų grįžo į Braziliją ir žaidė Sao Paulo. Tačiau 2021-aisiais vėl pasirašė su Barcelona sutartį, kad ten baigti karjerą. Gerard Piqué. 2015-aisiais komandos kapitonas, tikras simbolis, nuo 2008 ir beveik visą karjerą su Barsos marškinėliais. Po triumfo su Barcelona Piqué liko dar kelis metus. 2018-aisiais pasirašė ilgalaikį kontraktą, tačiau 2022-aisiais netikėtai pasitraukė nuo futbolo. Jo vertė buvo didžiulė, tačiau jis paliko Barceloną be jokios išpirkos, nes pasitraukė savanoriškai. Javier Mascherano. Po šalto perėjimo 2010 iš Liverpoolio į Barceloną už 20 milijonų eurų, Mascherano tapo pagrindiniu žaidėju. 2015-aisiais jis buvo labai svarbus komandos viduryje, tačiau dažnai žaidė ir kaip centrinis gynėjas. 2018 metais, po 7 metų su Barcelona, Mascherano išvyko į Kiniją. Pasirašė su Hebei China Fortune už 5 milijonus eurų. 2020-aisiais baigė karjerą. Jordi Alba. 2012 metais grįžo į Barceloną už 14 milijonų eurų iš Valencijos ir tapo viena geriausių kairio krašto gynėjų pasaulyje. Alba buvo svarbus ne tik gynyboje, bet ir puolime, prisidedant prie daugelio įvarčių ir asistų. Dabar 2025-aisiais jis žaidžia amerikietiško klubo Inter Miami ekipoje kaip startinis kairys gynėjas, bet greičiausiai jau greitai baigs karjerą. Jeremy Mateo. Patyręs prancūzas atvykęs 2014 metais iš Valencijos už 20 milijonų eurų. 2015-aisiais buvo atsarginis, tačiau kartais patekdavo į startą. Po 2 metų Barcelona paliko ir perėjo į Sporting už 2,5 milijonų eurų. Karjerą baigė Portugalijoje, kur žaidė iki 2019 metų. Adriano. Atvyko į Barceloną 2010 metais iš Sevilijos už 9,5 milijonų eurų. Gynėjas su puikiu greičiu, tačiau nebuvo nuolatinis startinis žaidėjas. 2015-aisiais išvyko į Bešiktaš už 1,5 milijono eurų. Po to persikėlė į Brazilijos klubą Flamengo, kur ir baigė karjerą. Marc Bartra.
Būdamas La Masia auklėtinis, Bartra 2015 metais vis dar buvo jaunas ir žadantis gynėjas. Tačiau dėl didelės konkurencijos į startą nepateko. Jis paliko Barceloną 2016 metais ir persikėlė į Borussia Dortmund už 8 milijonus eurų. Po kelių metų praleistų Dortmunde, Bartra sugrįžo į Ispaniją ir prisijungė prie Real Betis, kur žaidžia iki šių dienų. Tomas Vermaelen atvyko 2014 metais iš Arsenalo už 15 milijonų eurų, tačiau dažnai sužeistas. Vermaelen turėjo puikios patirties, tačiau nesugebėjo išlaikyti vietos startinėje sudėtyje. 2016-aisiais išvykęs į Romą pagal nuomos sutartį, o 2019-aisiais prisijungė prie japoniškos Vissel Kobe, kur ir baigė karjerą 2021. Douglas Brazilas atvyko į Barceloną 2014 metais už 4 milijonus eurų, tačiau niekada nesugebėjo užimti vietos startinėje sudėtyje. Buvo laikomas nepakankamai stipriu, kad būtų naudingas komandai. 2017-aisiais perėjo į São Paulo, o vėliau ir į kitus Brazilijos klubus. Karjera praktiškai baigėsi anksčiau nei buvo tikėta. Saugai. Pradėsim nuo Sergio Busquets, vienas geriausių ginančių saugų pasaulyje. 2008 metais prisijungė prie Barkos iš La Masia ir tapo nepakeičiamu. 2015-aisiais buvo pagrindinės komandos figūra tiek gynyboje, tiek kurdavo žaidimą. Busquets 2023-aisiais, kaip ir Jordi Alba, perėjo į Inter Miami, kur dar vis žaidžia. Ivan Rakitic atvykęs į Barceloną 2014 metais iš Sevilijos už 18 milijonų eurų. Rakitic 2015-aisiais buvo pagrindinis žaidėjas. Jis tapo ne tik kūrėjų, bet ir svarbia figūra viduryje. 2019 metais išvyko į Seviliją už 1,5 milijono eurų, nes po metų prasidėjo mažėjanti jo svarba Barso žaidime. Dabar 2025-aisiais jis žaidžia Saudo Arabijos klube Al-Shabab. Andrés Iniesta, vienas iš didžiausių Barsos simbolių ir žaidėjų, kurie užrašė savo vardą istorijoje. 2015-aisiais jis buvo vis dar pagrindinis, nors jau buvo įžengęs į karjeros pabaigą. Po 2018 metų paliko Barceloną ir persikėlė į Japonijos Vissel Kobe, kur žaidė iki 2023 metų. Po to perėjo į Saudo Arabijos klubą Emirates, kur ir baigė karjerą. Xavi Hernandez. Xavi buvo vienas iš žaidėjų, kurie 2015-aisiais jau artėjo prie savo karjeros pabaigos, tačiau buvo nepakeičiamas dėl savo patirties ir žaidimo kūrimo. Tais metais jis ir baigė karjerą Barcelonoje. Sergio Roberto. La Masia auklėtinis 2015 metais dar nebuvo pagrindinis žaidėjas, tačiau dažnai pasirodydavo aikštėje ir demonstruodavo universalumą. Galėdavo žaisti tiek vidurio saugą, tiek dešinį gynėją. Ilgą laiką buvo ištikimas Barcelonai. Žaidė nuo 2010 iki 2024 metų. Sužaidė daugiau nei 240 rungtynių. 2024 metų vasarą, pasibaigus kontraktui, jis išvyko į Italijos klubą Como kaip laisvasis agentas. Šiuo metu 2025-aisiais jis vis dar žaidžia Como klube, kurio treneris jo buvęs komandos draugas Cesc Fabregas. Sergi tapo vienu iš komandos lyderių ir toliau demonstruoja savo universalumą Italijos čempionate. Puolėjai. Pradėsim nuo nepopuliaresnių, tai pavyzdžiui Sandro Ramirez, jaunasis talentas iš La Masia, kuris taip pat buvo tarp atsarginių. 2015-aisiais nežaidė daug, tačiau vylėsi įsitvirtinti komandoje. 2016 metais persikėlė į Malagą už 6 milijonus eurų. Po to žaidė įvairiuose klubuose, karjera tikrai buvo įdomi, bet su vairiomis klubo perėjimų kelionėmis. Munir El Haddadi. Jaunasis talentas iš La Masia, kuris dažnai būdavo atsarginis puolėjas. 2015-aisiais jis nebuvo pagrindinis žaidėjas, tačiau parodė žvilgsnį į ateitį. 2019 metais išvyko į Seviliją už 1,05 milijono eurų. Dabar 2025-aisiais jis vis dar žaidžia Ispanijoje, tačiau nebe toje pačioje lygoje. Pedro Rodríguez atvyko į Barceloną kaip talentingas kairysis puolėjas iš La Masia. 2015-aisiais jis vis dar buvo labai svarbus, tačiau dėl konkurencijos pradėjo ieškoti naujo iššūkio.
2015-aisiais Pedro išvyko į Chelsea už 30 milijonų eurų. Londone jis tapo svarbia figūra ir su Chelsea laimėjo Premier lygą ir Europos lygą. Dabar 2025-aisiais jis baigė karjerą ir žaidžia JAV. Nu ką, einam prie legendinio trio MSN. Pradedam nuo Neymar. Atvykęs į Barceloną 2013 metais už 88 milijonus eurų iš Santos, Neymar tapo puikiu MSN trijulės trečiuoju nariu. 2015 buvo nenugalimas. 2017 metais išvyko į Paryžių už rekordinius 222 milijonus eurų, ką tuo metu laikėme šokiruojančių perėjimų. Bet kaip žinom, Paryžiuje jį iškankino dramos ir paskui jisai perėjo Al Hilal, kurį įmušė tik vieną įvartį, ir dabar jis grįžo į savo gimtąjį klubą Santos, kurio dar vis žaidžia. Luis Suarez. Urugvajietis atvykęs į Barceloną 2014 metais už 81 milijoną eurų iš Liverpoolio. 2015-aisiais tapo komandos neatskiriama dalimi. Kartu su Messi ir Neymar sudarė MSN trio. 2020 metais Suarez išvyko Atletico Madrid už 6 milijonus eurų. Nuo tada tapo pagrindiniu Atletico puolėju ir su jais laimėjo La Lygą. Po to jis perėjo į brazilišką klubą Gremio ir praeitais metais prisijungė prie Inter Miami, kur žaidžia iki šiol. Ir lemiamas MSN trio žaidėjas tai Lionel Messi, neabejotinas komandos lyderis ir legendinis žaidėjas. 2015-aisiais buvo geriausias pasaulyje ir žaidė su Suarez ir Neymar ekipoje. 2021 metais, po 17 metų praleistų Barcelonoje, Messi išvyko į Paris Saint-Germain, nes klubo finansinė situacija neleido jam pasirašyti naujo kontrakto. 2025-aisiais Messi su Suarezu, Alba ir Busquetsu perėjo į Miami ir žaidžia ten iki šiol. Nors buvo žvaigždžių, Messi, Neymar ir Suarez, daugelis žaidėjų rado savo kelią kitur. Kai kurie įvykdė šokiruojančius perėjimus, kiti tiesiog pasitraukė tyliai. Bet visi jie buvo sezone 2015 metais komandos dalis. Nu ką, ačiū, kad žiūrėjot, statykit laikus, prenumeruokit ir tikiuosi, kad jūs toliau mane žiūrėsit. Viso gero.